Sveiki visi vandens mėgėjai ir mylėtojai, šiandien turime balandžio 17 dieną. Į objektą atvažiavom, vėlokai atvažiavom kažkur apie 20:11. Čia būtų objektas. O kaip čia sodo bendrija vadinasi? Sodo bendrija Šviesa, Elektrėnų sodai, Elektrėnų miestas, jau mūsų antraštė Grėžinukas. Nu, vietiniai žinos už garažų. Šitie sodai, sodo didelė bendrija. Tai va, gavosi Grėžinukas lygiai 8,80 gylis. Pamatavo vandens debetą, 12 litrų vandens prisipildo per 47 sekundės. Čia gavosi 900 su kapeikom litrų į valandą. Tai va, o ir čia dabar mūsų užsakovas. Ir porą žodžių, kaip brigada atidirba. Gerai dirba ir patenkintas. Gerai, ačiū už gerą žodį. Ir va, čia jūs kokius čia augaliukus auginat? Visus, pomidorai, agurkai, visi paunus. Viską, ne, va, šiltame. Galima šiltame nueiti į vidų pafilmuoti? Gerai, einam, pafilmuosim. Va, žmogus turi didelis šiltnamius. Sodo bendrijos vanduo dar nepajungtas. Atvažiavom su 2 džipukais. Va, prie kabėliam atsivežėm kubą 220 priekabą vandens. Grįžimo proceso, nes šitose sodose dar nepajungtas vanduo ir elektros nėra ir generatorių vežėmės. Praeitais metais pavasarį ankstyvą mes grėžėmės ten prie geležinkelio bėgių, ten kur eina elektrinė. Ten gavosi 6,5 metro, bet debetas identiškai vienodas, 900 litrų į valandą. Ir va, dabar parodysiu, kaip atrodo šiltnamiai. Va, kokie sodinukai. Tai čia pomidorai, agurkai sakėte, ne? Paprikos. Braškės. Va, ir braškės. Viskas. Agurkai ten priekį daug. Va, 2 dideliai labai, jo, šiltnamiai. Salieras matau, ne? Irgi su... Petražalės. Viskas. Tai viską po to pardavinėjate, ne? O kur pardavinėjat? Čia Elektrėnų, turgai, ne? O, gali dar ten. Nu, pažiūrim čia. Nu, čia pažiūrėsim. Va, čia kokie. Va, kokie šiltnamiai yra vietai. Nu, viskas faina, tikrai. Salsa. Čia, o kas čia per salsa, astra? Tai čia pavadinimai šitų paprikų, ten aštri matyti. Paprika čia jau saldė, čia visokių rūšių. Supratau. Nu, tai va, pomidorų turim 90 rūšių. Tai va, kas va, iš Elektrėnų ir apylinkių, tai va, kreipkitės, o žmogus pardavinėja sodinukus, kam reikės. Ir va, dabar einam apie gręžinį pakalbėsim. Taip. Tai va, kaip ir sakiau, 8,80 gylis gavosi, kakavinis. Aišku, smulkokas tas mėliukas, bet jis gražus. Gražus mėliukas, kakavinis, spalvos be geležies visiškai. Vanduo dar valosi, nes aplink filtro zoną turi švaraus smėlio burbulą susidaryti. Tai čia reikėsim dar leisti ir leisti. Tai va, varo tai vanduo, ledinis. Va, siurblys pajungtas, gręžinė šachta, 2 gręžinė duobės. Gruntas buvo koks 3,60, ėjo iki 3,60 ėjo molis. Molį pramušė moreninį rūdą, tada prasidėjo vandeningas smėlis ir smigo iki 8,80. Tačiau užsakovo senas hidroforas, dabar va komplektuoju. Tai va, viską viniosimės. Na, praktiškai viską čia jau susidėjom. Ja, kad užsakovas galėtų prilgintuvą savo prasitempti. Va, hidroforą pajungsim ir viskas. Ir va, pildys va šitas va kubinės bačkesnis. Tai vanduo turi būti augalams šiltas. Negalima tokio šaltą naudoti, ne? Negalima. Supratau. Nu tai va, toks va rezultatas. Prieš Velykas žmogus turės vandens. Nes dabar tie karščiai prasidėjo, tai nu, būtinai reikia laisyti. Būtinai reikia laisyti, jo. Tai žmogus čia ekstra turėjo būti šiandien išeiginė pas mus, bet va, dėl žmogaus, dėl augaliuko išvažiavom į objektą šiandien padirbėti. Didelis ačiū. Gerai, tada ačiū. Tai va, tai ką tada, visiems geros dienos ir gero vandens. Iki.